Na, sveiki, Pricer bendruomenės nariai, esame Rimi, atpažįsta turbūt šitą ženklą. Tai yra mūsų paskutinė joninio iššūkio kainų reido stotelė. Ir trumpai įžanga. Pradėjom daryti apžvalgą akcijų, kaip visada trečiadienį išleisime. Ir pastebėjome Maksimos mestą iššūkį. Tai trešnės 399 sumažinta kaina. Arbūzai nuo 20 dienos 79 euro centai. Belygindami kainas ir bežiūrėdami pamatėm, kad bananai yra dar 79 euro centai. Tai aplankėme Lidlą, ten kaina yra 4,89. Jau kolega parašė, kad išleistas kuponas 1 kg 3,89. Tai reiškia, konkurencija veikia. Arbūzai ten yra 1,49 €, bananai 1,29 €. Norfoj buvome, Norfoj buvome iš tikrųjų trešnių išvis nėra, bananai 1,39 €, arbūzai 89 euro centai. Buvome iki, ten kaina 4,99, šiaip atleidinėje parašyta netgi, kad jinai su kortelė. Bet moteriškė mums parodė, kad jau sureagavo chebrytė ir dabar trešnės ten yra 3,99, arbūzai 89 euro centai, bananai 1,39 €. Ir dabar mes esame Rimi, paskutiniai stateliai. Ir ką, pažiūrėkime. Čia iš tikrųjų liūdesėlis, trešnės 4,99, šiaip normali kaina pagal jos yra 8,99, trešnės yra jau pavargusios, aplamdytos, smulkios. Arbūzai, arbūzai gal dar kažkiek tai konkurencinga. Nubraukta kaina 1,89 €, nors visur parašyta 1,49 €. Ir paskelbta kaina 89 euro centai. Tokie, bet labai jau monstriški. Tikrai, tokį suvalgyti jau reikia tikrai daug burnų. Ir bananai čia yra rekordininkai. Bananų kaina yra 1,45 €. Jūs nugalėjot. Jūs esat kainų čempionai, kaip ir jūsų kolega, laikot iš tikrųjų labai geras kainas.